Kodėl šiandien noriu kalbėti apie skydliaukę? Todėl, kad šiuolaikinėme pasaulyje tai be galo opi problema. Kas trečias žmogus turi kažkokių skydliaukės sutrikimų. Ir blogiausia yra tai, kad skydliaukės sutrikimai gali likti nediagnozuojami ilgais metais. Žmogus turi begalę simptomų, skundžiasi, eina pas gydytojus, bet kažkodėl tyrimai visi atrodo normoje, bet žmogus jaučiasi blogai. Tai kur čia yra problema, kaip suprasti, kai kažkas negerai su tavo skydliaukė ir ką galima su tuo padaryti. Tai pirmiausiai, jeigu jūs jaučiate tokius simptomus kaip nuovargį, nuolatinė energijos trūkumo, galbūt turite problemų su miegu, galbūt slenkantis plaukai, virškinimo sutrikimai, užkietėję viduriai, nervingumas, nuotaikų kaita iš kažkur neaiški, galbūt vos ne depresija, irzlumas nuolatinis, tai verta susirūpinti ir pagalvoti, ar nebus taip, kad jūsų skydliaukės veikla yra sutrikusi. Taip pat tokie ženklai kaip šalčio arba karščio netoleravimas irgi gali kalbėti apie tai, kad skydliaukė veikia nepakankamai. Kaip mes galime pasitikrinti savo skydliaukę? Pirmiausiai, labai svarbu bent kartą metuose atlikti profilaktinį skydliaukės ištyrimą, ypatingai jeigu jaučiate simptomus, ir tai turėtų būti pilnas skydliaukės ištyrimas. Deja, poliklinikoje iš nemokamų tyrimų dažniausiai pasiūlomas tik vienintelis tyrimas, tai yra TTH, tačiau bėda ta, kad sergant autoimuniniu tiroiditu, šis rodiklis gali išlikti normoje metus, netgi iki 10 metų, bet jūs jausite visus simptomus ir jūsų sveikata blogės tuo laiku, kai jūs nežinosite, kad turite autoimuninį sutrikimą. Maždaug 90% skydliaukės sutrikimų yra nulemti būtent šios autoimuninės ligos, autoimuninio tiroidito Hashimoto. Todėl aš rekomenduoju visų pirma pasidaryti plačius ištyrimus ir nepasitenkinti vien atsakymu, kad jūsų tyrimai normos ribose. Taigi, kas įeina į tuos platesnius skydliaukės tyrimus, tai apart TTH, visiems dažniausiai žinomo rodiklio, reikia pasitikrinti T4, T3 hormonus ir skydliaukės antikūnius, tai yra ATPO, kurie gali parodyti, ar jūs turite autoimuninį tiroiditą ar neturite. Toliau, kas yra labai svarbu mūsų skydliaukės veiklai? Mūsų skydliaukės veiklai labai svarbus mikroelementai. Atitinkama mityba žmogaus turi suteikti jam pakankamai maistinių medžiagų tam, kad veiktų ir skydliaukė ir apskritai funkcionuotų mūsų organizmas. Kodėl pagrindinis simptomas, kai sutrinka skydliaukė, yra energijos trūkumas ir ištisinis nuovargis? Ogi todėl, kad skydliaukės dėka mūsų organizme pagaminami tokie hormonai, kurie neša energiją į ląsteles. Kitaip sakant, duoda mums energijos. Ir įdomumas tas, kad tas hormonas, kuris atsakingas būtent už energiją, skydliaukė pagamina hormoną T4 visų pirma iš jodo. Taip pat ten naudoja ir antioksidantus, seleną tame procese ir kai kurias amino rūgštis, bet pats pagrindas yra tas, kad tas, ką mes gauname, tarkim, jodą su maistu ir pasigamina skydliaukė hormonas T4, jis nėra pagrindinis aktyvusis hormonas, kuris lemia mūsų savijautą. Pagrindinis aktyvusis hormonas yra T3. Ir kas įdomiausia, kad šio hormono skydliaukėje gaminasi labai minimaliai. Pagrindinė jo dalis pasigamina kepenyse ir kituose organuose. Taigi tam, kad skydliaukė tinkamai funkcionuotų, tam, kad mes turėtume energijos, mums reikia palaikyti ir kepenų sveikatą. Iš tikrųjų, mūsų organizme viskas yra susiję. Mes negalime atskirti skydliaukės ligos nuo kitų organų veiklos. Dažniausiai tai yra bendras projektas ir autoimuninė liga irgi neatsiranda iš niekur, neatsiranda staiga, ji dažniausiai atsiranda palaipsniui per tam tikrą ilgesnį laikotarpį. Taigi, kas svarbu šioje vietoje, kas liečia energijos, tam, kad mes turėtume energijos ir kad skydliaukės T4 hormonas konvertuotųsi į tą aktyvųjį, kuris ir duos mums jos, tai labai svarbu yra kepenų veikla. O kaip ir kepenims, taip ir mūsų skydliaukiai, taip ir kitiems mūsų organams labai svarbios maistinės medžiagos, kurias mes gauname su maistu.
Tai jeigu mūsų mytyba metų metais nepilnavertė, jeigu mes valgome nenaudingus produktus, kenksmingus produktus, valgome maistą su konservantais, perdirbtą maistą, tai šie dalykai turi savybę kauptis. Kepenys gali nesusitvarkyti su tokiu kiekiu svetimų jiems medžiagų, nes konservantai ir cheminės medžiagos, kurios iš tikrųjų šiandieninėje aplinkoje yra labai labai dažnos, kepenys tiesiog negali viso to apdoroti ir dažniausiai kaupia riebalinėme sluoksnyje, tai gali būti aplink pilvą, endometriume, arba tiesiog išleidžia į kraujotaką ir dėka to gali vystytis uždegimas. O kitas dalykas, kadangi kepenys apkrautos detoksikacija, nes detoksikacija tai yra pirmos būtinybės darbas kepenims, kad žmogus neapsinuodytų, reikia išvalyti viską, ką mes gauname netinkamo, tada kepenims pritrūksta resurso, kad jis galėtų konvertuoti tą hormoną skydliaukės į aktyvų T3 hormoną ir savaime suprantama mums pritrūksta energijos. Taip pat skydliaukė atsakinga už mūsų, ne tik už mūsų energiją, bet ir už medžiagų apykaitą, taip pat už temperatūros reguliavimą. Tai jeigu jaučiate, kad jums šąla nuolat galūnės, tai ne kojinėm reikėtų spręsti šią problemą, bet reikėtų pasitikrinti savo skydliaukę. Galbūt jį gamina per mažai hormonų ir jums trūksta tiesiog energijos sušildyti jūsų kūną. Nes šildyti ir šaldyti mūsų kūną tai irgi skydliaukės pagrindinis darbas ir tam jai reikia nemažai resursų. Kalbant apie maistinės medžiagas, kaip minėjau, reikia žmogui kiekvieną dieną gauti įvairių maistinių medžiagų ir vitaminų tam, kad mūsų organai galėtų tinkamai funkcionuoti ir pati skydliaukė, kad gautų tų maistinių medžiagų, gautų resursų savo darbui, ji kaip jas gauna? Mes kažką suvalgome, tas maistas turi susivirškinti, žarnyne turi pasisavinti ir tik tada atkeliauja į reikiamus organus ir padeda jiems dirbti. Tai jeigu mūsų virškinimo sistema sutrikusi, pučia pilvą, užkietėja viduriai, rėmuo, dar kažkokios tai problemos, tai galima suprasti, kad tikrai mūsų kūnas neefektyviai dirba, ko pasiekoje dalis maistinių medžiagų, kurias mes gauname, kad ir naudingą maistą valgome, jos tiesiog nepasisavins ir nepasieks savo tikslo ir skydliaukė negaus tos reikiamas naudos ir maistinių medžiagų. Kas atsitinka, kai mums pritrūksta maistinių medžiagų? Vienas iš ryškiausių pavyzdžių, dėl ko sutrinka skydliaukė, tai yra jodo trūkumas arba geležies trūkumas. Geležies trūkumas be galo dažna problema moterims ir moteris, kadangi praranda kiekvieną mėnesį nemažai kraujo ir jeigu jos tos geležies neatsistato, tai yra ne tik gali būti nepakankama geležies mityboje, bet gali būti, kaip minėjau, ir netinkamas virškinimas arba dalykai, kurie trikdo geležies įsisavinimą, kaip kava, juoda arbata, pieno produktai. Ir tiesiog ilgainiui, jeigu moteris neatsistato tos geležies, pritrūksta deguonies skydliaukei, skydliaukė nebegali tinkamai funkcionuoti. Jeigu nebegali jį tinkamai funkcionuoti, sulėtėja medžiagų apykaita ir gaunasi toks užburtas ratas, kad sulėtėjus medžiagų apykaitai vėlgi neefektyviai virškinamas maistas, per lėtai virškinamas maistas, auga svoris ir atsiranda kitos problemos, nuovargis, išsekimas. Todėl šitoj vietoj labai svarbu, kaip mes pamaitiname savo kūną, kiek naudingų maistinių medžiagų gauna ir ar mes neturime deficitų. Dėl to aš labai rekomenduoju bent kartą metuose atlikti profilaktinius tyrimus, tai pilną skydliaukės ištyrimą, pasitikrinti ne tik bendrą kraują ir hemoglobiną, bet pasitikrinti ir feritiną, geležies atsargas, pasidaryti platesnius mikroelementų tyrimus ir stebėti, nes kuo anksčiau mes nustatome deficitus arba skydliaukės sutrikimus, tuo daugiau šansų mes turime savo skydliaukiai padėti. Pradinėse stadijose tikrai galima susireguliuoti hormonus, jeigu jau liga yra pažengusi ir geriate vaistus. Bėda ta, kad vaistai neišsprendžia autoimuninės ligos priežasties. Vaistai tik tai gali jums padėti su T4 hormonu, bet tas T3 aktyvusis hormonas, kuris, kaip minėjau, atsakingas už jūsų savijautą, jį turi pagaminti kepenys. Taip? Tai jeigu jūs geriate vien tik tai vaistus ir nieko daugiau nedarote, dėja, dažniausiai savijauta
nepagerėja arba pagerėja labai neženkliai, bet vis tiek viskas grįžta į pradinę padėtį. Todėl, kad ką reikia, kad spręsti skydliaukės ligas, reikia iš tikrųjų nusistatyti priežastį ir tą priežastį spręsti palaipsniui, pažingsniui ir tam yra tam tikri žingsniai. Tai gali būti mitybos pokyčiai, kurie labai duoda efektyvų rezultatą, to įsitikinau ir aš pati ir daugybė mano klientų, dingsta daugybė neigiamų simptomų, atsiranda energijos ir taisos ir rodikliai, ir gyvenimo kokybė, ir žmogaus savijauta. Kiti svarbus aspektai, kurie reikalingi skydliaukės sveikatai, tai kaip minėjau, palaikyti kepenų darbą, tai yra eliminuoti iš savo aplinkos kuo daugiau kepenis žalojančių veiksnių, tai ne tik konservantai ir toksinai iš aplinkos, mūsų skydliaukiai per kepenis labai kenkia plastikas, plastiko gaminiai, nes tai yra ksenoestrogenai, kurie imituoja hormonus ir trikdo mūsų hormoninę sistemą. Taigi stengiamės vengti plastiko, plastikinių indelių maisto, kad jūsų priemonės, iš kurių jūs valgote, būtų tai stiklas, tai metalas, keramika, kad būtų kuo natūralesnės ir arčiau gamtos. Tada pasitikrinam deficitus, pasipildom atsistatom deficitus, jeigu mums kažko trūksta. Ir svarbiausia, pasipildome mitybą pakankamai įvairiomis maistinėmis medžiagomis, kad mūsų kūnui nieko nepritrūktų. Taip pat, aišku, didelę įtaką skydliaukės sveikatai daro stresas. Stresas be galo įtakoja antinksčių sveikatą, kortizolio gamybą, streso hormonų gamybą ir per šį mechanizmą sutrinka ir skydliaukė. Kas dar svarbu? Svarbu yra judėjimas. Svarbu yra fizinis aktyvumas. Jeigu jau yra skydliaukės sutrikimas, tas fizinis aktyvumas neturi būti per didelis, jis turi būti, bet nereikia pervargti, persistengti ir persitempti. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, tai yra miegas. Mūsų hormoninė sistema atsistatinėja naktį. Ir jeigu mes miegame be režimo arba gulamės per vėlai, neišsimiegame pakankamai, mūsų organizmas tiesiog neturi resurso atsistatyti savo hormoninės sistemos. Taigi šitie dalykai pagrindiniai, kad palaikyti savo hormonų sveikatą, kad atstatyti savo hormonų sveikatą, kad jaustis geriau, kad turėti energijos ir kad mūsų gyvenimo kokybė būtų kuo geriausia. Tai iš tikrųjų, jeigu norit pasidomėti plačiau, jeigu norit konkrečių žingsnių, kaip turint autoimuninį tiroiditą, turint kitų skydliaukės sutrikimų, pasirūpinti savo skydliaukę pažingsniui, ką konkrečiai galime keisti su mityba, ką daryti savo gyvensenoje, kokių žingsnių imtis ir pažingsniui keliauti kartu su manim, su mano pagalba, palaikymu, su mano receptais ir patarimais, tai nuo gegužės 1 startuoja sveikos skydliaukės projektas, kuriame mes visą tai ir darysim, aptarsim, eisim pažingsniui, aiškinsimės, kaip padėti savo skydliaukiai ir per tas 3 savaitės judėsime sveikos skydliaukės link, keisime savo įpročius tam, kad būtume sveiki, energingi, jaustumėmės gerai, pagerėtų mūsų tyrimai ir galėtume skirti savo laiką, savo mėgstamai veiklai ir jaustis puikiai.